Sveiki, mielieji, klausotės antrojo, o tai ką tu dirbsi podcast'o epizodo, kurio nesitikėjau turbūt netgi ir aš, ar jis iš tikrųjų pasieks dienos šviesą ar ne, bet štai šiandieną klausomės to antrojo epizodo ir antrojo epizodo proga aš esu ne viena, šiandieną esame dviese ir esame kartu studijoje su daktaru Antanu Petrilioniu. Sveiki, Antanai. Sveiki. Kaip savijauta šią šaltą, šlapią vasaros dieną? Kaip ir kiekvieną dieną. Šiaip gerai. Baigėsi sunkiausi darbai. Jau vasaros, sakykime, pradžios bakalauro gynimai, tai galima atsipūsti. Ne, čia svarbiausias taip darbas. Tai šiandieną, tiem, kas nežino, su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoju ir taip pat žmogumi, kuris yra atsakingas už istorijos fakulteto Instagramo paskyrą. Taip pat, netgi tiem, kas nežinojo, tai šiandieną mes ir kalbėsimės būtent apie šios dalykus. Tai yra apie dėstytojo darbą, kaip jis atrodo, kaip mum atrodo, kad jis atrodo ir kaip jis iš tikrųjų atrodo. Ir apie tą socialinių tinklų gyvenimo Antano taip pat. Tai gerai, visą laiką pradedu iš tikrųjų visus interviu nuo to paties klausimo, nebus išimtis ir šį kartą, nes tokia kolektyvinė istorikų patirtis yra apie tą apsisprendimą pradėti mokytis istoriją ir apie tą tėvų visokius ten kreivų žvilgsnius greičiausiai ir panašiai. Tai gal galėtum papasakoti iš pradžių, kaip nusprendai, kas paskatino stoti būtent į istoriją? Pats turbūt nusprendžiau, kažkokio postumio iš aplinkui nebuvo, nes mokykloje paskutinius 2 metus 11-12 klasėje labai susidomėjau tą istoriją. Ir mačiau, kad gerai sekasi, nors šiaip buvo mano planas stoti į teisę. Kažkodėl vis galvojau, čia reikėtų į teisę, galbūt įdomiau kažkas, bet po to, kai reikėjo jau pildyti paraišką, kur stosiu, įrašyti, kur norėčiau būti, susijęti savo ateitį, tai persvaršiau, pamaščiau tuos savo buvusius 2 metus, kaip istorija ten geriausiai sekėsi. Ir pirmų numerių rašiau istoriją ir taip palikau. Aišku, dar planas buvo, kai aš visiškai nesigaudžiau, visiškai nesidomėjau nieko, nei kur studijuoti, nei ką, taip rimtai. Galvojau teisę, ir net nesvaršiau, kaip ten, sakykime, pateikti dokumentus, kaip ten viską, tai vis dėlto apsisprendžiau istoriją, tai jau pirmų taikinių galvojau varyti į Saulėtekį, ten, kur dokumentus priimdavo. Bet susiprotėjau, paguglinau ir galima viską internetu padaryti. Tai aš ant tiek nebuvau susimastęs apie savo, sakykime, labai tolimą ateitį kažką. Tai taip ir gavosi. Bet įvedžiau istoriją, pirmų numerių, pasakiau mamai, tada manęs paklausė, o tai ką dar daugiau užpildai? Sakau, nieko. Tai dar ten 12 dar pozicijų galima buvo užpildyti, tai bet ką surašiau. Nuo archeologijos, teisės, įvairius universitetus, MARU, BAU, Kauno turbūt gal nerašiau, bet taip. Bet pirmų numerių įstojau, tai ir įstojau į istoriją ir taip ir gavosi. Tai buvo klausimas, ar daugiau ką nors įrašėjai, o ar buvo klausimas, ką darysi po to su šitu? Kas keisčiausia, nors iš kitų draugų, pažįstamų, tikrai girdėjau tą banalią frazę, kad tėvai klausinėja, ką tu dirbsi, bet iš savo tėvų niekada tokio klausimo nebuvo. Mane, kaip sakom, visą laiką palaikė visus tos metus. Tai, palaikė tiesiog tavo gyvenimas, tu ir eini jo. Tai tikrai nebuvo tokio kažkokio klausimo. Smerkiančio, galbūt taip atrodančio, ką darysiu su tokia profesija. Tai kažkaip nejutau spaudimo ar kažkokio nors kitokio, nežinau kaip čia net pavadinti, nepritarimo tokiam pasirinkimui. Tai iš tikrųjų labai tokia faina išimtis iš taisyklės, kadangi daugiausia, kiek tenka kalbinti, tai dažniausiai žmonės susilaukia to klausimo ir mano aplinkoje daugelis jį girdėjo daug kartų.
Bet galbūt pradedant jau studijuoti, gal po kurio laiko tau pačiam pradėjo tas klausimas kilti, tai ką man čia dabar reikės daryti su tuo? Ar buvo kažkokio nerimo dėl to, kas, gerai, pabaigsiu ir o ką tada? Retrospektyviai žiūrėti, tai atrodo, kad neuždaviau savo klausimo to per studijų metus. Ir dabar, kai galvoju, aišku, naiviai atrodo visą tai gal ir buvo kažkoks nerimas, bet šiaip tai ne, labiau pasinėriau visiškai tą studentavimą ir tikrai negalvojau kažkaip, ką veiksiu po 4 metų, po to po dar 2 metų ir panašiai, kai į magistrantūrą dar stojau. Tai man atrodo, mano buvo toks ekspromtinis, kai jau rašiau bakalauro, tai buvo toks sudvėjojimas, kas dabar? Dirbti, eit kažkur? Ar stoti magistrantūrą. Tada stoju magistrantūrą, tada magistrą rašai, kas toliau, eiti į darbo rinką ar į doktorantūrą. Tai toks, aš labai ekspromtu viską dariau. Tai toli ateitį negalvojau. Tai studijų metais tu kur nors eidavai padirbėti kažkokius tai darbus, ar tu visiškai pilnai buvai studijose ir tiek? Vasarą padirbdavau su tėvu, kadangi jis užsiema, ne santechnika, profesija santechnikas, bet jis labiau tą namų apšildymo, ten visokių boilerių statymo ir taip toliau, tai padėdavau jam, tai toks galbūt fizinis darbas, tai mėnesį padirbė ar kelias savaitės ir ramu, o šiaip tai buvau įsiliejęs į studijas, taip rimtai. Ir dar minėjai šiek tiek apie tą pasirinkimą eiti į magistrantūrą, į doktorantūrą, ar ne, tai aš ir pati save šiek tiek prisimenu prieš magistro studijas ir dabar, kai mes šnekam, ar ne, dabar jau vyksta, ar greitai vyks stojimo. Jau vyksta stojimai. Į kurią pakopą? Bet kurią. Bet kurią. Tai magistrantūros, man atrodo, jau vyksta. Aš manau, kad kai epizodas pasirodys, tai tikriausiai jau būsim visiškai iki alkūnių stojimuose. Tai, žodžiu... Arba jau bus įstoję. Arba jau bus įstoję, kas ten žino, galbūt bus aktualu kitiem metam tada. Linkėjimai iš praeities, ateities. Tai tiesiog tada tavo tas pasirinkimas, ar jis visiškai buvo spontaniškas vis dėlto, ar buvo tokių dvejonių dėl to, kad man ar mano aplinkos žmonėm arba kitiem gal yra tų tokių nemažų dvejonių. Ta prasme, vienas laiptelis yra dvejonės stoti ar nestoti bakalaurą. Tada nepasidaro lengviau ir į magistrą stojant, man atrodo, ir į doktorantūrą, tai vis dėlto yra toksai, tu pradedi svarstyti, ar tau reikia dar tų 2 metų, ar tau reikia dar tų 4 metų, nežinau, ar tau tikrai viskas jau taip lengvai tas sprendimas praėjo. Kai dabar žiūriu taip į save, tai... pliusų ir minusų sąrašą, ar kažką metei monetą. Ne. Ėjai pas būrėją. Gal reikėjo, galbūt kažką kitą sugalvoja, bet nebuvo tokio, sakau, spontaniškai viskas. Baigiau mokyklą, egzaminus, dabar neatsimenu, prieš egzaminus ar po egzaminų. Po egzaminų reikėjo rinktis universitetą ir studijas, tai sakau, istoriją įrašiau, po bakalauro, dar bakalauro ten paklausiu dar vadovą, tada man buvo ir Rimidas Petrauskas buvo vadovas bakalauro, tai irgi paklausiau, ar stočiau į magistrantūrą, ar verta. Tai aišku, rekomendavo, tai kažkaip įstojau. Ir po magistrantūros irgi toks, net nedvejoju, kad nestosiu į doktorantūrą. Bet po magistrantūros gal ir buvo tokių dvejonių, ar čia man apsimoka ar ne, bet galbūt tas postūmis iš vadovo buvo toks pozityvus, sako, gerai, gali tęsti. Ir pačiam taip irgi dabar žiūrint, galbūt tada nemačiau, čia kaip taip bandau savo, kaip viduramžių šaltiniai, retrospektyviai savo priskirti kažkokių apmąstymų ar taip, bet turbūt on the spot viskas buvo, tikrai mąstymų kažkokių gilių neturėjau. Dabar galbūt ir sugalvočiau kažkokią niuansėlį, kad tikrai čia jau viską strategavau ir panašiai, bet tikrai nebuvo to. Tai kada tau atėjo tas supratimas, kad aš būsiu dėstytojas? Ar čia irgi netyčia gavosi? Prisipažink dabar. Galim sakyti irgi netyčia, nes dėstyt pradėjau, jeigu galim sakyti, čia ta pradžia, tai 19 metais, man atrodo. Ir tai buvo susijęs su doktorantūros studijomis, kada man iš
pavaduoti reikėjo tiesiog darbo vadovo, tai irgi Petrauskas buvo. Tai vieną paskaitą, kitą paskaitą ar seminarą pravesti, tai taip surenki tas, sakykime, valandas pedagoginio darbo ir po to taip gavosi, kad gavau ir visą kursą. Nu, ne visą kursą, dalį kurso su kitais dėstytojais, savo dalį turėjau išdėstyti ir po to kiti eina. Tai tuo ir prasidėjo mano kaip dėstytojo karjera, galim sakyti, nežinau. Dar irgi neturėjau kažkokios vizijos, kaip ateityje bus, nes baigsis doktorantūra, gali ir baigtis tas dėstymas. Tai kol buvau doktorantas, dėsčiau, sakykime, rekomenduojamas valandas, kurios įeina į tą, sakykime, studijų procesą. Tai ir manęs dažnai klausinėdavo draugai ir kursiokai ir kolegos, tai ar patinka dėstyti, ar matai save kaip dėstytoją. Nu, aš galbūt iki šių metų, gal ir iki už praeitų metų vis negalėjau atsakyti, ar man patinka ar nepatinka, nes yra pliusų ir minusų. Ir įvairiai būna ir kartais tiesiog noriu visiškai nedėstyti, bet kartais visai faina dėstyti ir taip toliau ir taip toliau. Tai irgi, galim sakyti, spontaniškai vyko taip. Tu iš esmės esi aplinkybių auka. Jo. Tu nei tu norėjai, nei ką, bet tiesiog tave surišo, įkišo ir dėstės. Ir, taip, čia likimas. Bet labai įdomu, iš tikrųjų, man kiek yra tekę bendrauti ir vėlgi iš savo patirties, savo rate ir panašiai. Šiaip būna, aišku, studentaujant, studijuojant, ar ne, tokių minčių, kad, gal būtų visai faina būti dėstytoju, ne, čia stovi prie tribūnos, čia visiems aiškini ir ten visą kitą. Bet labai būna bent jau, tokiems labiau savikritiškiams studentam yra tas, kad, blemba, bet dėstytojai tokie protingi, aš per kvailas čia daryti tą visą dėstytojavimą, čia irgi tiek daug reikia, kaip aš čia visą kitą. Jeigu, pavyzdžiui, yra studentų dabar, kurie pagalvoja panašius tokius dalykus, kad, blemba, gal būtų visai faina, bet aš turbūt per kvailas tokiam dalykam. Ką tu jiems pasakytum? Kad galima tapti įvykių auka ir net nepastebėk jau dėstytojai? Nežinau, dabar anglicizmo bus truputį. Prašom. Fake it till you make it. Kadangi man dabar kliūna, kad turiu dėstyti iš esmės dalykus nuo 13 amžiaus iki pat 18 amžiaus pabaigos, tai yra labai daug. Ir turi viską ne tik išmokti, bet ir kažkiek išmanyti. Tai tikrai būdavo tokių atvejų, kai tiesiog nežinai. Perskaitai iš vakaro, kitą rytą atidėstai tą, kaip studentas paskutinę naktį besiruošdamas, tai čia neišvengiamybė. Tai aišku, daugiau to darbo įdedi, vis tiek stengiasi. Tai dar tas skaidrės, jeigu dar reikia padaryti, kad ir studentai turėtų vizualiai tą informaciją. Tai tikrai yra to daug už kadro, už tribūnos, už tribūnos. Čia priklauso ir nuo asmens, kaip tu nori tą informaciją pateikti ir ar tu nori ją kaskart atšviežinti, naujai pateikti. Tai čia nuolatinis procesas. Aišku, galiu ten tas, sakykime, nuo 19 metų turimus konspektus nuolatos dėstyti, bet istorijos mokslas juda, tai reikia vis tiek atnaujinti viską. Ironiškai, nors turbūt kam nors atrodytų, kad kaip tik istorija yra labai tokia iškalta akmenyje ir niekas nesikeičia. Kai kurie dalykai, fundamentalių dalykų. Mūšis nepasislinks turbūt į kitus metus. Ne, bet ten valandų tikslumą galima galbūt net pagerinti ir panašiai, bet tie fundamentalūs dalykai tai išlieka, bet kaip juos paaiškinti, kaip juos apgaubti kontekstais ir taip toliau, tai čia reikia veiklos. Ir plus atsiranda karts nuo karto nauji dėstomi dalykai, tai jiems irgi reikia iš anksto pasiruošti, apmastyti, kaip čia paskaitas daryti, kaip seminarus. Tai viena vertus, grįžtant prie klausimo, taip, dėstytojauti tikrai reikia daug ką išmanyti, ne tik tai tą, kad dėstai, bet ir tuo pačiu nebijoti pripažinti, kad daug ko nežinai. Tai tiesiog, jeigu studentas užduoda klausimą ir nežinai atsakymą, tai sakai, nežinau, bet pasistengsiu kitą paskaitą jau žinot atsakymą, nes galbūt aš geriau žinau, kur, sakykime, tą atsakymą suras, nes jau per tiek metų išugdyti gebėjimai greit informaciją surasti.
Arba tiesiog kartais net pavyksta per tą pačią paskaitą savo pasakyti, nu tai paguglinam, pasižiūrim, galbūt atsakymas labai lengvai randamas. Kai sakiau fake it till you make it, tai parodyt, kad išmanai viską, bet tuo pačiu ir ne visą laiką apsimesti tuo. Nu tai gal fake it till you make it, ta prasme, pasitikėti savim. Taip, truputį daugiau negu kad gal pasitikė, bet tiesiog bandyti. Šiaip man iš dalies juokinga klausyti, kai tu sakai apie tą, kad per paskaitą, pasakai, nežinau ir viskas. Dėl to, kad aš buvau dalyvė tavo pirmųjų paskaitų ir aš tą viską mačiau realiam gyvenime. Netgi net tada, kai tu... Palauk. Aš tai buvau netgi paskaitose, kur tu doktorantas buvai. Taip. Tai va, tai būtent paskutiniais mano doktorantūros metais. Jo, ne. Kai rašiau disertaciją. Bet žinok, nežinau, man atrodo, kad gal kai Petrauską išrinko rektorių, man atrodo, gal tu buvai atėjęs mums kažką pavaduoti irgi. Gali būti. Tai visko gali būti, jo. Tai nežinau, tai gal čia aš dabar labai senam nuskambėjau, kad taip jau senai ir tose pirmose paskaitose dalyvavau, bet iš tikrųjų šiaip buvo labai įdomu tas, kad jo, mes tie, kurie pagalvodom apie dėstytojavimą, tai mums visą laiką atrodavo, mes sėdim ten koks antrakursis, trečiakursis ar kažką, atrodo toksai mažas, nieko nesupranti ir tas dėstytojas ten toj tribūnai ten viską žino, į visus klausimus, viską. Ir tu matai tą distanciją nuo savęs iki jo ir galvoji, tai yra nepasiekiama, ta prasme, visiškai, jis ten toks, aš čia toks ir tai aš negaliu būti, dėstytoju. Bet po to yra labai įdomus momentas, kai ateini į doktorantų paskaitas, kas, aš nežinau, kaip pasakyti tai, kad neskambėtų kaip įžeidimas kažkoks čia, bet ta prasme, kur tu sutinki žmogų, kuris pasako, kad aš nežinau, aš to nepasidomėjau dar, aš pasižiūrėsiu kitai paskaitai ar kažką, tai ir tada galvoju, wow, čia yra kažkoks dar tarpinis variantas, kad žmonės daeina iki šito, kad jie dalypa tais laipteliais iki tos ten profesūros ir visa kita, ir kad jie pirmiausia ten nežino dalykų. Tai tas iš tikrųjų yra labai svarbu prisiminti, kad mes visi kažkur pradedam nuo kažko. Ir tikrai iki tos didybės reikia užlipti vieną knygą po kitos, vieną straipsnį po kitą. Tai va. Šiaip dar vienas dalykas, kas įdomu, tai kad, pavyzdžiui, dėstytojui atrodo, kad irgi viskas lengva, kaip ir sakiau, kad jie viską išmano ir panašiai, bet, pavyzdžiui, tau dar studijuojant, kas tau buvo didžiausias iššūkis pačiam būnant studentu? Ką tau buvo, nežinau, gal tau seminarai buvo iššūkis, gal tau ten įsimint dalykus buvo iššūkis, gal kažkas tokio? Sukaupti dėmesį. Tai nieko naujo šiam pasauliu. Nieko naujo. Ne, šiaip surasti galbūt susidomėjimą, nes aš pirmam, antram kurse buvau toks tingus žmogus, tingėjau, labiau studentavau, negu studijavau. Truputį ir galbūt ta istorija buvo nuobodoka man. Čia turbūt galima įvesti kontekstą, nes pirmąjį semestrą dar turime ten senovės istoriją, viduramžius, tai okei. Po to jau pirmo semestro antroji pusė jau einame link tokių ankstyvųjų naujų laikų, po viduramžių ir jau ten visai 20 amžių, tai jau tada pastebėjau, kad manęs tai nedomina. It's okay, yra ir kai kurios temos, kurios įdomios, bet jau taip bendrai man tai labai nuobodžiavau. Ir tuo metu man pasirodė studijos nuobodokos. Ir tik tai trečiam kurse prasidėjo toks atgaiva nauja, nes prasidėjo medievistikos studijos, viduramžių studijos, tai vėl panirau į tai. Ir tada tikrai neturėjau kažkokių problemų. Man su kalbomis gal visą laiką sunku buvo, kadangi pirmam, antram kurse lenkų kalbą taip praskipinau lengvai, praslydau, taip sakant, tai po to atsigrėžė prieš mane tai kalbų mokėjimas, mes dar anglus mokėjom, turėjom lankyti paskaitas, tai irgi tokia įdomi patirtis, akademinės anglų kalbos paskaitos, bet jo, dėmesį ir tokį įsitraukimą į studijas pirmosius 2 kursus. Po to jau trečiam, ketvirtam kurse tai tikrai įsitraukiau, tai va, trečiam kurse išmokau kirilicą skaityti. Nemokėjau iki tol, nes ateina paleografijos paskaitos, pas gerbiamą amžinatilsį Pomernecki.
Na ką, jis tiesiog duoda tekstą, tu skaityk, moki, nemoki, tai teko... Bet man atrodo, kad čia niekas nepasikeitė. Aš tai jau nebe pas jį buvau, aš buvau pas Vita, linkėjimai ją, jeigu neklauso. Bet irgi duoda tekstą ir skaitai po vieną raidę ir viskas. Taip. Man atrodo, nėra kito būdo išmokti. Nėra kito būdo, tai sakau, toks įsitraukimas buvo, kaip studentui, kuris studijuoja, kad jau čia reikia pasistengti, čia jau reikia dėl kažko labiau dirbti ir panašiai. Tai negalėčiau sakyti, kad kažkas buvo per daug sudėtinga. Tai viskas tas pats, greitai konspektuoti viską, tada ranką skauda, pirštai jau linksta, nes viską konspektuodavau į sąsiuvinį ir dabar vis dar užsirašinėjau kažkaip įprotis. Kas mano nuostabai, čia ne stumykla ant studentų ar kažką, tai čia iš jau dėstytojo perspektyvos, toks pabėkime nuo mano studijų laikų į dabartinius studentus, tai man buvo nuostaba, kai dėstau ir žiūriu, kad pusė auditorijos su telefonais rašo ir aš galvoju, susirašinėju čia ar ką, po to pasirodo, kad jie konspektuoja telefoną. Wow. Okay. Tai čia man nuostaba buvo. Nieko prieš, kiekvienas turi savo būdą konspektuoti, bet buvau nustebęs. Nes turbūt ten greit žodžius pabaigė ir panašiai. Neįsivaizduoju. Nežinau, bet man tai skamba kaip susirašinėjimas, bet tada, kai prieina dėstytojas, tada reikia staigiai nautus įsijungti, kad aš čia užsirašinėjau. Dar taip prieina? Aš nežinau, kaip tu sužinojai, kad ten taip konspektuoja. Aš galvoju, gal ten... Aš paklausiu, man atrodo, kažkurio studento. Tai Ne, nes po to, kai atkreipiau dar labiau dėmesį atkreipiau, mačiau, kad aš kalbu, jie užsirašo. Tada sustojo kalbėti, jie nustojo rašyti. Man tai nėra skirtumo. Visi rezultatai pasimatys per atsiskaitimą. O čia toks lengvutis grasinimas buvo. Taip. Taip, tai vat prie to irgi aš norėjau lenkti prie tos temos, tokio virsmo, kaip buvo tau būnant studentų, dabar kaip tau yra dėstytojų būnant, ar ne? Ar tapus dėstytojų tave kažkas nustebino labai tame darbe? Kad, pavyzdžiui, tu nesitikėjai, kad, pavyzdžiui, tu įsivaizdavai, kad dėstytojo darbas yra toks ir toks, tada tu pradėjai iš tikrųjų tą daryti ir galvojai, wow, čia to nesitikėjau. Geras klausimas. Turbūt daug kas turėjo nustebinti, nes vis tiek tokia nauja veikla. Tai pirmas dalykas, kaip pasiruošti paskaitai. Kaip kiti daro tai. Nes vis tiek matai per savo studijų laikus, vieni dėstytojai turi konspektus, kartais iš jų skaito, kartais tiesiog, kiti tiesiog iš galvos ir panašiai. Tai su tuo susidūriau, nes turi ir pats atrasti, kaip tau patogiau pateikti medžiagą. Tada kitas dalykas, daryti skaidrės, nedaryti skaidrės. Kaip čia irgi, koks priimtinas tas dalykas. Tai daug šiaip niuansų ir vis naujų atsiranda dalykų, nes turi atsižvelgti ir vis daugėjančius, sakykime, studentų poreikius. Ne tik taip sausai išdėstyti medžiagą, bet surasti būdų, kaip ją pateikti, kaip dirbti su skaidrėm, ten iš vis atskiras dalykas. Dar turi praeit mokymus įvairius, tarkim, kaip, pavyzdžiui, skaidrės daryti, įtariant arba žinant, kad tavo studentų tarpe yra, sakykime, negalią turintis, tarkim, disleksiją turi. Turi parinkti fontą, spalvų, kontrastai turi būti ryški. Tokių niuansų atsiranda, kai nebūtinai su ta dėstoma medžiaga, sakykime, ne tik neturiniu susiję, bet su pateikimu. Tai tas man truputį tokie nauji dalykai būdavo. Ir įvairių kitų iššūkių atsiranda, kad smulkmenų, kiek darbo įdėti, kiek to, kaip minėjau, už auditorijos, kiek valandų sėdėti, kiek skaityti ir panašiai. Tai toks irgi grįžti kaip ir į studijų laikus, kur namų darbas darai, bet tik tai iš kitos, nenoriu sakyti barikadų pusės, bet panašiai. Tu minėjai dar prieš tai, kad būna dienų, kada patinka dėstyti, būna kada ne, yra savi pliusai, savi minusai, tai gal gali kažkurios paminėti, tos pliusus, minusus. Tai čia galbūt labiau susijęs su temomis, kurias dėstau, tai būna tokių temų, kur
pagal programą jas yra, tai reikia išdėstyti temas. Tai kai kurios yra man pačiam nuobodžios, tai automatiškai jos ir gaunasi nuobodžios. Tai kartais bandau po truputį išstumti jas, kad būtų įdomiau. Tai čia galbūt tame labiau minusas būna, kai reikia dėstyti tai, kas tau pačiam nepatinka. O kitas dalykas, čia retenybė, bet kartais taip sukrenta kelios paskaitos iš eilės, ne kelios, o, sakykime, kartą buvo ir, man atrodo, 5 paskaitos iš eilės, 4. Tai biški galime ir išprotėti nuo tokio krūvio, tai labai išsekina ir tada net nesupranti, kokia realybė esi. Čia kelis kartus tai buvo, kad turėjau to paties dalyko keliais srautais seminarus. Man atrodo, 3 turbūt seminarai iš eilės buvo. Tai jau ties 3 seminaru jau nesigaudžiau. Nes tu užduodi klausimą ir galvoji, ar aš jiems jau tai uždaviau, ar dabar jie galvoja, kad aš išprotėjau, kodėl jis vėl klausia to paties. Ir kažkada tiesiog taip garsiai auditorijoje ir paklausia, ar aš jums uždaviau jau šitą klausimą, taip žiūri mane. Ne, viskas gerai. Aš toks, tęsiam seminarą. Tai tokių minusų būna. O pliusai, tai žinoma, kai pavyksta seminarai, tarkim, nes irgi parinkti tekstą, kuris patiktų studentams ir tuo pačiu jiems kažkokią naudą atneštų, tai irgi yra iššūkis savaime. Tai kai nereikia net pačiam kalbėti per seminarus, o tik užduoti arba kažkaip taip nukreipti pokalbį, diskusiją į kitą kryptį ir beveik jame, sakykime, nedalyvauti, o studentai viską už tave daro. Tobulą. Supratau, kad mes turbūt nepaminėjom per visą tą laiką tiem, kas nežino, ką tu dėstai, nes tavo tyrimų laukas šiaip yra apie belaisvius, LDK, ten kažkaip, gal gali priminti, disertacija tavo apie ką buvo? Karo belaisviai Vokiečių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karuose 14-15 amžius. O tu dabar dėstai karo istorijos, man atrodo, tą viduramžių dalį? Taip. Ir ką dar? Ne tik viduramžių, nuo senovės. Gerai. Nuo Aleksandro Makedoniečio iki pat Napoleono. Tai žodžiu, sakei, kad tau studijų pradžioj senovės istorija buvo nelabai, dabar tu truputėlį... Ne, man senovė šiaip iš dalies patiko, bet sakau, labiau orientavausi į gerą laiko praleidimą su kursiokais, negu į konspektų panerimą. Tai irgi čia tokia istorija retrospektyviai grįžtant į pirmą kursą, kai naktį prieš egzaminą tarpinį prisimeni, kad jis bus, tai tada atsiverti konspektą ir taip pirmą nakties taip skaitai, Babilono vartai ištarė, ten tas, kas čia atrado ką, ir tada eini kitą rytą į egzaminą. Taip, linkėjimai dėstytojų Saviščevui. Taip. Tai grįžtant, ką dar dėstau, tai taip, karo istorija, senovės viduramžių šaltinių dalį LDK, tai dirbame su studentais prie šaltinių įvairių, ten nuo dienoraščių, laiškų, kitų tokių, kur atskleidžia socialinę tokią istoriją. Archeologams, pirmakursiams dėstau LDK istoriją iki Liublino unijos, filologinę turiu Lietuvos istorijos įvadą, Erasmus studentams ir tie, kurie lituanistikos studijas pasirinkę, tai irgi Lietuvos istorija nuo Mindaugo iki padalijimų ir dar angliškai. Tai čia dar yra viena įdomi, smagi istorija, jeigu grįšim prie to. Magistrantams ten seminarus turiu ir taip toliau. Tai iš esmės įvairūs kursai, kurie apima nuo Mindaugo iki abiejų tautų respublikos padalijimo laikotarpio. Jo, tai spektras tikrai nemažas. Ir, kad jau pradėjai, tai irgi jau norėjau pereiti prie to klausimo, kad, nežinau, kažkaip pasakai, kad vis tiek buvai tipinis studentas, paskutinę naktį ruošėsi, nieko naujo. Tai kalbant dabar apie dabartinius studentus ir tos visus pasiruošimus paskutinę naktį, kokių kuriozų tenka patirti su studentais dirbant, ko tenka iš jų prisižiūrėti?
Iš studentą. Geras klausimas. Dabar prisimint reikia, kad neužstumčiau ant studentų. Labiau mano kuriozai būna. Gali būti ir tavo kuriozai. Kažkada, kurie geresni? Kažkada pamiršau, kad turiu paskaitas. Tai. Vieną paskaitą ar visas paskaitas? Galėjo baigtis tuo, kad būčiau pamiršęs visas paskaitas, ateiti savo. Tai, bet, man atrodo, gal net studentai susisiekė su manim, kad ar bus jūsų paskaitos. Ir aš toks, pala, ar aš turėjau dėstyti, ar kažką. Ir tada susižiūrėjau, kad taip, turėjau dėstyti, bet nepraleidau paskaitos, bet galėjo būti, kad būčiau praleidęs paskaitą, nes ten nuo antros semestro pusės turėjau su studentais jau dirbti, nes ten pirmoji pusė jie ten praktikas atlieka, o antroji jau ten mes auditoriją susitinkam. Tai šiaip ne taip išvengiau tokią kuriozą, kur būčiau netėjęs į savo paskaitas. Kitas kuriozas buvo visai neseniai, gerai, ne visai seniai, prieš metus, kai turėjau filologinę tą Lietuvos istorijos įvadą dėstyti. Ir kadangi tai reikia angliškai dėstyti, o mes visi įtariam, kad puikiai mokam anglų, bet po to pasirodo, kad nelabai mokam anglų ir ypač kai reikia dėstyti. Tai buvo įvairių kuriozų, kai aš kalbėjau apie Lietuvos statutus ir niekas nesuprato, apie ką kalbu, tai gerai. Prieinu prie lentos ir parašau Lietuvos statutai, bet angliškai. Man atrodo, kad aš parašiau tai angliškai. Vienas studentas taip žiūri, pakelia ranką ir klausia statues, o ne statute. Ir aš taip žiūriu, ant lentos parašiau skulptūros. Lietuvos skulptūros, o ne statutai. Tada suvokiau, tai aš visą paskaitą taip kalbėjau. Tai buvo toks kuriozas, bet smagus. Reiškia, kad jie kreipia dėmesį ir į tai atkreipia. O daugiau iš studentų, irgi, kai reikėdavo pristatymus daryti studentams, tai man būdavo juokingiausia, tikiuosi, čia neklausys tie studentai iš skandinavistikos, bet labai prajuokino mane. Čia iš gerosios pusės, kaip jie iš anglų kalbos vertėsi į lietuvių ir darė pristatymus. Tai gavosi tokių kuriozų ten. Tai ne Zundo sąsiauris buvo, o Soundo sąsiauris. Va taip jie išvertė. Nes angliškai Sound, tai jie ir Sound išvertė, ne Zundo. Tai bet čia toks prisikabint. O kitas atvejs, tai kaip per seminarą nagrinėjome tokią vieno misionieriaus veiklą Danijoje ir buvo parašyta, kad jis turėjo atlikti ordaliją. Ordalija tai tokį specialų išbandymą, parodyti ant Dievo, sakykime, egzistavimo. Tai tas vienuolis, tas misionierius turėjo laikyti savo rankose įkaitusią geležį. Tekste tai parašyta hot iron. Tai spėkit, kaip studentai išsivertė. Kaip jis kitaip galėjo išverti? Išsivertė įkaitusi lygintuvą. Sakau. Nes pirmas dalykas, ką išmeta, tai lygintuvą kaip vertimą. Ir aš toks, gerai, gal tame 11 amžiuje ir buvo lygintuvas. Ten, ką gali žinoti? Svarbu kritinis mąstymas. Taip, tai tokių kuriozų, ten apatija tokia. Turėtų būti abatija arba vienuolynas, bet kažkodėl studentas ar studentė visą laiką sakė abėja. Tai po to, kol suvokiau, kad čia tiesiog transliteravo anglišką žodį abbey. Tai va tokie kuriozai, kur atrodo, kad gali paguglinti, bet fake it till you make it. Jo. Dar apie studentų šnekant, irgi vėlgi tą pačią tokio pabuvimo studentų, po to pabuvimo dėstytojų temą. Pavyzdžiui, visiems studentam tikriausiai daugiau ar mažiau yra baisu, pavyzdžiui, tie baigiamųjų darbų rašymai, gynimai. Daugam yra baisu, per seminarą šnekėti ar kažką. Tai ir, nežinau, tu skambi kaip toks, gan
tipinis studentas, tikriausiai per panašius jausmus perėjai, bet dabar, pavyzdžiui, būnant dėstytojų ir matant studentus, kurie ten vėlgi ten nervuojasi ir visa kita, ar tu į tai kažkaip jau kitaip žiūri, ar dabar tau čia jau atrodo, kad ko čia tie studentai taip parinasi, nieko čia nėra, čia yra tokio ar ne? Viena vertus jau yra tas, kad, ką šiandien, tai atsiskaitimas, neišlaikysi, tai perlaikysi, bet stengiuosi tokius lengvesnius duoti, nes, kaip čia pasakyti, ne tai, kad lengvesnius, bet vis tiek mes tai perėjom ir atrodo, kad turėtų tikrai mokėti, bet vis dėlto būna tokių atvejų, kad, kaip ir aš, ten visko neatsimeni, nieko ne viską susikonspektuoji, paskutinę naktį mokiniesi, tai čia aš tada suprantu. Ir tada atsižvelgi tai, kai taisai tuos darbus ir žiūri, kur čia galima pakreipti, gal čia vis dėlto į tą temą rašo, galbūt čia vis dėlto galima užskaityti tą atsakymą ir panašiai. Tai tas būna, bet ir stengiuosi, dabar bent pradėjau savo testuose arba egzaminuose tokius galbūt atpalaiduojančius klausimus užduoti, kaip čia, ne atpalaiduojančius, bet kad išmąstytų tuo pačiu juos, susietų su tą medžiagą, kurią perėjome, ir kad būtų šmaikštus tie klausimai, sakykime, ten apie institucijas, apie, tarkim, Abiejų tautų Respublikos Seimą, tai užrašau klausimą tokį atvejį. Esi ten bajoras, tu gauni ten kvietimą, taip toliau ir bla bla bla. Ką tu darysi, būdamas jo rolė? Tai galbūt jie per tai galbūt geriau atsimis, o ne tai, kad iškalt ten kuris Seimas ten vyko tuo ir tuo metu ir panašiai. Tai bandau. Ir šiaip leidžiu. Suprantu, kad būna streso, kad sunku kartais parašyti, sunku galbūt kalbėti per seminarus, kaip minėjai. Tai kartais leidžiu ir raštu atsiskaityti. Galbūt žmonės nejaukiai jaučiasi prie kitų, nenori viešai kalbėti, nes vėlgi ta galbūt stigma jaučiasi, kad čia išjuoks iš mano atsakymo, kuris galbūt neteisingas. Tai iš tos pusės tai ir bandau ir tuos pačius seminaro atsakymus pakreipti. Nėra tai, kad neteisingai atsako, bet galbūt į tą pusę eina ir galime pasvarstyti. Tu pasakai taip, pamastom, kokias galimybės tavo atsakymo. Ar arti teksto, kurį nagrinėjama, ar arti tos epochos ir panašiai. Taip laviruoju, bandau chill padaryti. Tai va, tai ką supratom kol kas, tai kad visi esam žmonės, dėstytojai irgi pasirodo ir paskutinę naktį būna ruošiasi ir irgi būna tingi ir būna visko tikriausiai, tai galbūt tokio, nežinau, gal nuims tokio nerimo galbūt nuo tų pačių studentų, kad visi einam per panašius dalykus, visi susikaupti negalim. Bet šį semestrą pasirodo aš esu kirvis. Nes iš mano dalies prašiausiai išlaikė vieną modulį. Bet mes čia sutarėm su kitu dėstytoju. Vienais metais I'm bad cop, jis good cop, kitais metais apversim rolės. Tvarkoj, bet dabar aš turiu paneigti šitą teiginį, kad Antanas yra kirvis, nes tikrai nėra. Tai yra žmogus, kuris verčia daugelį fakulteto žmonių nusišypsoti savo papamokinę veiklą, darbinę, nežinau, ar tai kaip čia gaunasi tau, ar darbo dalis tavo, ar ne, bet jau supranti, apie ką aš kalbu, nežinau, čia kažkokie sąmokslai vyksta. Apie Instagramą. Kokį Instagramą? Istorijos fakultetą. Taip pat, tai man atrodo, kad daugelis žmonių žino, kas yra žmogus už to akaunto, kas jį valdo, bet tiem, kas nežino, tai Antanas yra tas žmogus, kuris kelia visų mūsų labai mėgstamus memus. Jau kiek metų? 4 gal jau bus? Ne. 4, o gal 3? Geras klausimas. Nuo 22 pusės, man atrodo. Jau kurį laiką, jo, dėl to, kad kažkaip, aš dar pati prisimenu, kai tik susikūrė tas Instagramas istorijos fakulteto, nežinau, pirma mintis buvo, okei, ką jie ten kels,
kažkaip tai, po to ten įkrito ten porą tokių ten gražių ten nuotraukėlių ten iš įteikimo ar iš kažko. Tokių nuobodžių, po to nieko. Ir tada staiga ateina Kalėdos ir įkelia Reelsą, kur yra Kalėdų eglutė ir paleista ten kažkokia metalo muzika ar ten kažkas. Ten kažkas. Ir mes visi pažiūrėjom ir galvojom, okei, čia kažkas bus kitaip. Tai dabar papasakok žmonėm, nuo ko čia prasidėjo, kaip čia tave užverbavo būti šituo žmogum, kuris tą daro. Tai kažkada mūsų studijų prodekanas Norbertas Černiauskas mane pasikvietė, o gal tiesiog parašė, bet po to pasikvietė. Ir sako, reikia istorijos fakulteto Instagramo, tiksliau gal buvo klausimas, ar reikia. Ir mes svarstėm, ar čia reikia, ar nereikia, bet sakom, gal pabandom, bet kažkaip iš pradžių neišgryninom iki galo, kaip tai turėtų atrodyti, nes kaip ir minėjai, pirmi paustai, tai realiai buvo tokie stereotipiniai, instituciniai, atsiprašau, kitų, biški nuo bodos, vaivorykštė. Geras. Čia mes pro langą matėm vaivorykštę. Taip, mums nesivaideno galvose. Ir konferencija ten, knygos pristatymas, kas dar ten buvo, kažkoks studijų workshopas ir panašiai. Tam irgi reikia kažkokio tokio, sakykime, indėlio, kažkiek dirbti, atrinkti nuotraukas, aprašymus daryti, bet biški nuobodoka tą daryti. Ir tiesiog tuo metu daug skrolinau savo Instagram'e, mačiau, kad populiarėja tie Reelsai, tuo metu ir TikTokas išaugo, bet aš TikToko nenaudoju, tai viskas taip ateina po 2 savaičių tie trendai, bet vis tiek pagalvojau, gerai, gal kažką linksmesnio galima įdėti į fakulteto puslapį, Instagramą, nes vis tiek. Mes jau turime Facebooką kaip tokį rimtą informacijos šaltinį, kur eventai, knygų pristatymai ir taip toliau, tai kam dubliuota informacija. Turime ir patį oficialų fakulteto webpage, ten, kur irgi visai svarbi informacija, tai kam to reikia. Tai tada ir pradėjau po truputį kelti tokius linksmesnius reelsus, kurie susijęs su fakulteto gyvenimu. Tai, aišku, auditorija buvo fakulteto studentai ir po to taip vienu momentu tiesiog sprogo tas, sakykime, fakulteto puslapis, nes atsirado labai daug ne iš studentų gretų, ne iš fakulteto gretų sekėjų, tai po truputį ir taip tęsiau tą tradiciją ir kaip gaunasi, taip gaunasi, aišku. Prie visko vienas dirbu, bet yra ir cenzūros komitetas, nes reikia praeiti visko, negalima visko dėti. Tam tikros ribos yra. Bet vis tiek daugiausia aš vienas, bet yra ir patariamasis komitetas patikrinti, ar klaidos nepadariau ir panašiai. Ar komitetas daug yra atmetęs idėjų? Kartais komitetas nesutarė tarpusavyje. Vienu momentu sako taip, kitų momentų ne, tai tada jau tenka pačiam sprendimą priimti, tai taip ir būna. Dažniausiai viskas būna įkeliama. Galbūt ten tokie nišiniai kažką galbūt sako, gal nesupras ar kažką, tai tą skipinam. Tai va, tai taip ir išaugo. Tai kaip kad galėjo, jeigu sekate ir matote, tai taip viskas irgi spontaniškai vyksta. Nes kartais irgi sunku sugalvoti į ateitį ką nors. Arba pasivyti trendus, nes kartais reikia kontekstinti dalykus, tai tas irgi gana sunku, bet kartais pavyksta, kartais ne, kaip čia išeina, taip toliau. Bet kartais netgi, sakyčiau, net mes gal patys ten kažkokius savo trendus susigalvojam, dėl to, kad aš bandžiau pagalvoti, kuris man ten buvo, pavyzdžiui, pats įdomiausias ar juokingiausias dalykas. Tai man rodos vienas geriausių buvo tas, kai archeologijos tas plakatas keliavo per auditorijas ir ten vėliau nukeliavo iki pat ten eisenos jau tenais šitą. Tai irgi čia nėra kaip ir paremta kažkokiu tai templeitų, ten kažkokio tai reels ar ko, bet ten taip netyčia taip gavos kažkaip su to plakatu. Visiškai spontaniškai, visiškai random, nes tiesiog čia rugsėjo 1 eisena
mūsų fakulteto studentai ruošiasi eisenai, plakatus viską padarė, jau eina iš kiemelio fakulteto link Seimo rūmų ir stoti ten į eilę. Ir aš tiesiog einu pro koridorius ir žiūriu, tiesiog paliko kampe tą plakatą ir galvoju, nufilmavau iš pradžių ir sakau, palikot. Ir tada pagalvoju, gerai, gal reikia tiesiog nunešti jiems, vis tiek eisiu į eiseną, tai taip ir gavosi, kad pakeliui sugalvojau visokių random dalykų, kur tas galėtų pakeliui archeologijos plakatas atsidurti. Ir dekanate, ir prie Bumblausko, ir prie dekanės, ir bibliotekoje, ir prie policijos, ir kol galiausiai pasiekė prie Seimo jau stoviniuojančius studentus. Ir po to jis grįžo atgal į fakultetą ir ten užmigo. Jo. O tu, pavyzdžiui, turi savo mėgstamiausią iš visų, ką esi padaręs? Mano mėgstamiausias. Geras klausimas, kažkaip netrinkau. Na, aišku, populiariausias tai be abejo su Daukantu, kaip jis eina į universitetą. Čia, kur labiausiai ir išpopuliarėjo. Taip random kažkada. Jis buvo šiaip paskelbtas, surinko, kiek surinko ten laikų ir dingo iš, sakykime, erdvės. Ir po to, po mėnesio, gal po kelių savaičių, tiesiog pradėjo kiekvieną dieną po 300 laikų rinkti ir aš toks, palikit mane ramybėje, aš atostogauju, kodėl spamina. O Dievas, čia vadinasi suffering from success. Taip, nes tada galvoju, o velnas, tai reikia... Tai kiek jis iš viso turi laiko? Šiaip net tiek daug, 13 000 gal. Oi, net nedaug. Ne, tai bendrai žiūrėt, tai čia toks one hit wonders. No. Tai o tai kiek dabar followerių turit? Dabar stabiliai turbūt gal pasiekėm savo lubas, tai 4500. Nemažai. Vis dėlto. Nes aš truputį apleidau, atsiprašau sekėjų, nes kartais sunku sugalvoti kažką, tai... Man tai kaip tik visą laiką atrodo, kad, nežinau, pamatau naują ir galvoju, blemba, ar tu ten sėdi ten Instagrame tiek, kad tu ten prisižvėjoji tų idėjų, ar tu pastoviai, nežinau, ten irgi nenorint įžeisti, neturi ką veikti ir tu ten pastoviai fotkini tenais viską. Man atrodo visą laiką kažkas yra šviežia, naujo ir net nesimato iš šono, kad va ten ar mažiau, ar prašiau, ar kažką. Tai nežinau, aš tau galiu tik tais paploti. Ačiū. Ir aš manau, kad tikrai, kadangi yra tiek daug pripažinimo ir žmonių, kurie nėra fakulteto žmonės. Vienas iš jų netgi, mano draugas vienas yra, kuris niekada nestudijavo istorijos, bet jis irgi yra tikrai didelis fanas. Tai manau, gal irgi pasiklausys šito epizodo, jam turėtų būti įdomu. Bet man dar buvo įdomu, ar buvo kokių nors neigiamų reakcijų, pavyzdžiui, iš kieno nors, kad čia nesąmonės darot. Gal, tai pavieniai gal kažkokie būdavo. Ten ar istoriką nors įkeli ir kažką nesupranta, arba kažką rimtesnio. Nes vienu momentu ten, kadangi bent su mūsų fakulteto dėstytojais nemažai projektų yra, tai karts nuo karto paprašydavo įkelt kažkokį, sakykime, reelsą, kuris ten su partizanai susijęs, su kariuomenė ar kažką. Tai būdavo tokių komentarų, gal pavieniai tokie, kodėl taip ant rimtumo perėjot, o nelieka tame take, kuriame dažniausiai ir būdavo. Tai toks, bet, ką žinau, vis tiek naudojasi platformą ir pristatai galbūt kitokį kontentą. Aišku, kai čia buvo protestai dėl LRT ir mes paleidome tą Timothy Snyderio paskaitėlių ciklą, tai be abejo, ten buvo tokių neigiamų, bet čia iš kitų sekėjų, galbūt net nesekėjų iš kitų žmonių toks neigiamas požiūris, bet daugiau pozityvo negu negatyvo. O šiaip tai ne, tai šiaip kas įdomiausia, kad taip, nebūna piktų žinučių ar kažką labiau. O jeigu ir būna, tai mes taip juokingai pasižiūrime. Taip, administratorius yra besmenis, jis kreipiasi visus daugiskaitą ir kalbame mes. Kalbame mes. Aš norėjau klausti, iš tikrųjų, aš prisimenu, kai tik prasidėjo tas visas tie reelsai ir visa kita, tai buvo didelė mislė visiems. Kas yra tas žmogus,
kuris visą šitą daro. Ir aš prisimenu, kad aš asmeniškai irgi buvau vienas tų žmonių, kurie labai bandė išsiaiškinti ir rašydavau asmeniškai žinutes į akauntą ir man atrodo, kad aš ten klausdavau, kas jūs toks ar kažką. Tai. Ar gali prisipažinti, kas jūs esat? Aš net nežinau, ar mes turėjom kažkokių ten tų variantų, kas čia gali būti, visiškai neatsimenu, bet... Aš atsimenu. Atsimeni? O ką? Mano variantus atsimeni ar kažkieno? Kažkieno, bet galbūt čia bendrai visų. O kokie buvo variantai? Norbertas Černiauskas. Nu, jo, čia geras variantas. Nes nuotraukos, kuris būdavo kartais įkeliamos į Instagram ir visi taip galvoja, gal jis čia viską daro. Bet ir šiaip bendrai paėmus, prodekanas, ir šiaip toksai linksmas žmogus, jo, viską, tipo. Bet tai nežinau, ar ten taip atsitiktinai gavosi, ar tu kurį tai laiką bandėjai nuslėpti, kad čia tu... Aš dar vis bandau nuslėpti. Tai tau tai po to atėjai, tai reikėjo sakyti, kad aš neklausiu tavęs nieko, aš vis tave ekspauzinau, dabar visi žinos. Ne, tai jau ekspauzinau pats universitetas. Kažkada buvo irgi interviu dėl to. Teisingai buvo. Tai teko, bet galbūt daug kas pamiršo ir niekas nežino, tai tegul lieka taip. Ne, viskas, dabar po šito visi žinos. Jau niekur nebedingsi. Ir dar, kas labai yra įdomu, tai kad susijungia dalykai tokie, atrodo iš pažiūros nesujungiami, tai pavyzdžiui, istorija ir memai, ar ne? Ir klausimas, Antanai, tau toks. Ar tu save pavadintum memų istoriku? Ne. Aš pasakysiu, kodėl taip. Ar tu buvai tas žmogus, kuris vesdavo paskaitas apie viduramžių memus? Apie pripaišytus visokius raigės ir visą kitą viduramžių raštuose. Bet čia ne memai. Kas čia tada? Paraščių piešinėliai. Tai čia žiūrint, kaip apsibrėžia memą, ne? Kas tai yra ir kas tai yra. Jeigu taip labai savoką žiūrėti, tai memas tas, kas atsikartoja ir labai platinamas toje viešoje, populiarioje kultūroje. Tai dėl to tie paveikslėliai visi vienodi ir reelsai ir tas templėtas, sakykime, šablonai tie patys. Tai iš dalies gal ir viduramžiuose tą galima pritaikyti, nes tie patys vienuoliai ten 11-13 amžiuje tuos pačius piešinėlius paišė, tuos pačius gyvūnėlius, tuos pačias bežionės, riterius ir tokias kuriozinės situacijas, kur gali sakyti, panašiai ir man taip. Tai iš dalies jo. Bet šiaip tai netyrinėjau memų kaip tokio objekto. Kol kas. Ir tikiuosi netyrinėjau. Nebent senatvėje ten jau būsiu. Kad jau per laidas užrašys apačioj memų istorikas. Tai va. Bet čia jeigu taip vėlgi, kodėl aš tai pasirinkau ir kodėl aš tai dariau, tai dėl to, kad čia irgi susijęt galima su studijų laikais, nes ką daugiau gali studentas daryti, jeigu ne iš savo paskaitų, iš dėstytojų nedaryti memų. Tai tikrai yra ne vienas, kur ir iš paskaitų tokio medžiagos padarydavau memą, arba kai reikėdavo egzaminui ruoštis, tai padarai, sakykime, Žydų valdovo plakatą, bet vietoj tų visų veikėjų įdedi Antaną Smetoną, ten buvo Augustiną Valdemarą, kitus svarbius, Stulginskį, Grinių ir parašiai Lietuvos valdovai ir panašiai. Tai galbūt iš tokio kilo retrospektyviai čia susieju praeitį su dabartimi, kad dėl to ir pažįstu galbūt kažkiek šitą erdvę. Ir aišku, skrolinu dažnai reelsus, tai dėstytojai irgi skrolina. Dėstytojai irgi žmonės. Taip. Tai bet dar norėjau trumpai grįžti prie to, ką aš ten pradėjau sakyti apie tuos ten viduramžių raštus ir ten sraigės visokias ir visą kitą. Tai tiem, kas neužgaudė, nesuprato, kalbėjau apie tai, kad turbūt esat matę dažnai irgi visokiausių mymų apie tai, kad ten tie viduramžių raštininkai, nežinodami, kaip atrodo arklys, nežinodami, kaip atrodo dramblys ar katinas ar panašiai, ten pripiešdavo visokių nesąmonių ir Antanas dėstavo ten kažkur tai viešas paskaitas apie tai, kodėl ten tų sraigių tiek yra pripiešta, ką jos reiškia, kodėl jos viena kitą ten bando nužudyti.
Man atrodo, jos bando vieną kitą padurti, ar ką jūs ten veikia tos sraigės. Aš dabar nebeatsimenu, kad tai. Riteriai bando nugalėti sraigės, jo. Jo, bet bėga, nes... Jo. Tai va, apie tokius visokius dalykus. Tai, kažkaip siejasi tas visas viduramžiai, memai, kažkaip viską tą suriši kažkaip taip natūraliai, spontaniškai. Jo, spontaniškai, visas mano gyvenimas. Panašu. Žodžiu, patarimas, nepermastykit per daug. Tiesiog neoverthinking. Ir darykit. Tiesiog gaunasi, tapo dėstytojų, gerai, darot Instagramą, gerai, kalbate apie sraigės, gerai, ir viskas. Iš esmės, jeigu gerai sekasi kažką daryti, tai tą ir darykit. Tai čia verslumo gija tokia, jeigu galima sakyti taip. Jeigu esi kažkame, nors ir, sakykime, pradžia mokslas, bet gerai tau sekasi, tai kodėl neįveiklint tos veiklos. Tai galime, jeigu tai pamastyti, tai mokykloje tikrai mėgau ir pakalbėti ir visą tą, ten prieš klasę, ten jeigu atsiskaitimas kažkoks žodinis, tik tai nerašyti ant lentos, tragedija buvo, bet jeigu ten kažką kitą reikėdavo, tai visai patikdavo. Tai, sakykime, neturiu problemą kalbėti viešumoje ir auditorijoje, tai galbūt tas irgi pereina į tą. Tai čia, permastyti reikia savo, sakykime, pliusus, minusus, kur esi geresnis, kur esi prastesnis ir tai gali įveiklinti. Tai gal man taip gal pasąmoniškai ir pavyko, tai per daug nemastant apie tai, tai kad gaunasi, tai ir eini tą linkmę, nesigauna, tai atsitraukia ir eini į kitą linkmę. Tai manau, tas galbūt paaiškintų kur veda nuojauta, kur veda širdis, ne? Jo. Tai iš esmės mes taip beveik perėjom prie jau to paskutinio tokio vyšnaitės ant torto, kuo aš visą laiką mėgstu užbaigti, tai yra su palinkėjimu. Ir jau dalinai tikriausiai pasakėjai, gal pasikartosi, nežinau, bet iš esmės dabar galvojant apie tai, kad ateina stojimai, ateina tie visi pasirinkimai, ar tęsti doktorantūrą, magistrantūrą, stot, mest, dar ką daryti, nežinau, pasimetimas. Dažniausiai mes kalbam, aišku, apie darbus ir perspektyvas ir visą kitą. Tu, aišku, nelabai dėl to jaudinaisi, tai tavo patarimas, taip suprantu, tiesiog eit, kur akis veda, ar ne, bet šiaip ką tu patartum studentam, kurie galbūt vėliau ir į tavo paskaitas gal ateis ir panašiai, kurie nežino, ką su savim daryti. Antanai, ką daryti? Yra gera daina. Taip yra. Šiaip, kai doktorantūrą baigidėjau, tai jaudinausi, ką toliau darysiu, nes vis tiek, neaišku, ar būsiu įdarbintas į fakultetą ar ne, nes vis tiek ten ar mažas fakultetas vietų ne visą laiką yra. Tai tikrai ieškojau darbo, kas susijęs su, sakykime, mano studijomis. Tai ir valstybės tarnyba, ten žiūrėjau visus ten skelbimus ir į bibliotekas ten bandžiau žiūrėjau tiksliau. Ar ten tą patį Mažvydą, atsimenu, irgi buvau teikęs ir panašiai. Tai galbūt tik tai pasikartosiu. Galima mąstyti, jaudintis dėl savo ateities, tai reiškia gerai, nes vis tiek tau rūpi tavo ateitis, tai nenori jos, kaip sakykime, išvaistyti, sakykime, pasirinkimais, bet tuo pačiu nebijoti. Nes vieną dieną vienas pasirinkimas bus geras, kitą dieną kitoks pasirinkimas ir tu to tikrai nenumatysi, niekados nenumatysi, ypač šitame labai sparčiame pasaulyje. Bet jeigu kalbėt apie istorijos studijos, tai tuo jos ir unikalios, turbūt čia visi tavo pašnekovai sakė, kad universalios. Tu įgyji būtent tas savybės, kurios reikalingos beveik visose srityse. Sakykime, gerai kalbose sekasi, tu išmoksti jas, tu nebūtinai ir filologinę tą gali padaryti, gali ir fakultete ten išmokti lenkų, ten ir jas gilinti, rusėnų, lotynų, tai tavo perspektyvos jau išauga. Jeigu tu dar ten, sakykime, vokiečių moki, tai žvis visi tave tiesiog griebs. Ypač šiais laikais, kai labai reikalauja daugiakalbiškumo. Ir to informacijos surinkimo, kritinio mąstymo, kurio dėja šiais laikais vis mažėja ir tuo
tokios profesijos kaip istoriko, nebūtinai istoriko, bet sakykime, tie dalykai, kuriuos gaunama per studijas, pravers bet kokioje srityje. Ir tikrai baigus ar bakalaurą, ar magistrinę, gal ir doktorantūrą, tikrai nebus problemų susirasti su specialybė darbą. Bet jeigu ir nepavyks, tai tikrai, sakykime, studijos naudingos bendrai gyvenime, o ne karjerai, sakykime, tik tai karjerai. Nes vis tiek lavini save turtini, tai galbūt per tai, galim sakyti, yra gerai. Ir istorija, ir humanitariniai mokslai. Neatsimenu, koks klausimas buvo. Klausimas buvo palinkėjimas. Palinkėjimas. Tai sėkmės visiems. Nebijokit, tą turbūt visi irgi sako. Ir fake it till you make it. Toks palinkėjimas pabaigai. Ačiū Antanai labai už įdomų, puikų pokalbį. Tikrai tikiuosi, kad ką nors įkvėpė ir padrąsino, galbūt siekti to paties dėstytojo karjeros, galbūt kažkas pradės memus kurti ir iš to gyventi. Pokalbio mūsų šiandieną būtų tiek. Ačiū visiems, kurie klausėsi. Dar norėčiau priminti, kad galite pasiklausyti pirmą epizodą podcast'o, kur kalbėjau aš tik tais viena apie savo pačios studijų patirtį ir apie tai, kaip pati nusprendžiau galiausiai palikti studijas ir dirbti kažką visiškai kito, kodėl taip nusprendžiau ir taip toliau. Ir taip pat galite pasiskaityti jau visai nemažą kiekį straipsnių, kuriuos esu parašiusi, kalbinusi kitus žmonės, kurie baigė arba man atrodo, visi yra pabaigę arba jo doktorantai, skirtingų sričių žmonės, kurie mokėsi tiek istoriją, tiek kultūros istoriją, tiek archeologiją, tikrai yra visiems kažką paskaityti ir pasidomėti perspektyvomis, kurios galbūt jums gali būti įdomios. Tai ačiū jums visiems ir geros dienos.